Europos Sąjunga buvo sukurta taikai ir klestėjimui užtikrinti ir todėl tai yra didžiai prasmingas projektas. Tačiau nuo 20-ojo amžiaus pabaigos joje vis labiau įsigali pavojinga leftistinės ideologijos diktatūra. Per tarptautinius teismus, paramos programas, kultūrą ir tiesioginį politinį spaudimą mūsų vaikams, anūkams ir mums diegiamas supratimas, kad šeima galima ne tik tarp vyro ir moters, kad lyčių yra kiek tik norime ir galime jas pasirinkti. Ši ideologija per gyvenimo įgūdžių programą ateina į mokyklas, per lyčių studijas į universitetus. Norėdami išsaugoti ir stiprinti Europos Sąjungą, privalome ją išvaduoti nuo šios pavojingos ideologijos. Jokia šalis Europos Sąjungoje nėra ir nebus laisva nuo ideologinio diktato, jeigu nuo jo nebus apvalytas pats Briuselis. Europos tautos kyla šiam uždaviniui, bet Lietuva kol kas miega. Nacionalinis susivienijimas pasiryžęs tapti pirmuoju šio pokyčio atstovu išrinktų Lietuvoje. Rusijos agresijos ir islamizacijos akivaizdoje neturime teisės leisti Europai silpti. Priešingai, turime progą ir pareigą padėti Europai pripažinti savo krikščioniškas šaknis, kurių šiandien pati gėdijasi, ir tapti gyvybinga civilizacija. Europos valstybių sąjungoje lietuviška Lietuva. Sąrašo numeris 15.